Gerai, Antrasis, šį rytą vyriausioji rinkimų komisija su parašais atėjo pats pretendentas tapti kandidatu, Arvydas Juozaitis. Ką atnešėt, kiek parašų surinkote, manai, su parašytu? Jūsų parašo, aš šiaip būtų gerai turėjau. Žinom. Mes visiems kandidatam, būsimiem, kas dar pretendentam, linkim sėkmės, daugiau dėmesio rinkėjam, pabendrauti, pristatyti savo idėją. Įdomu, tikrai. Mūsų laukia dabar didelis metas. Taip, 22 000 su viršum yra popieriaus šventi parašai, kai žmogus ranką prideda ir kai žmogus nuspaudžia kažką, yra 13 000, tai bus, tikimės, dar daugiau. Ir bendras skaičius 307 000 turėtų pasiekti iki vidurnakčio. Na, tai pagal dydį mes greičiausiai 3. vietoje esam, Skvernelį aplenkėm. Tai čia toks startas, sakykime, mes duodam forų savo priešininkams, tai duodam forų, užleidžiam truputį į priekį. O finišuot mes mokam ir dabar pati didžioji lenktynių trasa, tikroji, 45 dienos lieka, pamatysime viską. Taip kad vyriausioji rinkimų komisija mūsų aprobavo, priėmė, kaip sakant, litaniją paskaitė, o, na, konfirmacija bus 12 balandžio ir tada pirmyn. O kaip požiūris rinkimų komisijos jautėsi kažkoks? Labai palankus ir jie mums labai daug konsultacijų, merginos dirbo, skambindavo bet kada ir ryte ir vakarą. Geriausiai buvo su rinkimų komisijos viena iš darbuotojų Živilė. Taip kad, o pati pirmininkė Matjošaitytė yra labai irgi palanki, oficialiai labai tvarkingai viską priima, išaiškina. Jokios diskriminacijos nejaučiam.